LP Express savitarna ypač lengvas ir paprastas būdas sekti, siųsti ir formuoti siuntas planšetėje, telefonu ar kompiuteryje. Apsilankę lpexpress.lt savitarnos svetainėje, spauskite ant mygtuko Verslui. Jei verslo paskyros neturite, svetainėje post.lt užpildykite užklausos formą arba susisiekite su mumis telefonu ar elektroniniu paštu. Prisijungę prie savitarnos, matysite pagrindinį meniu, kur galėsite siųsti vieną ar kelias siuntas vienu metu, sekti jų kelionę, naudotis paštomatų žemėlapiu, sumokėti importo mokestį, peržiūrėti savo siuntas, papildyti adresų knygą ir įsidiegti e-komercijos įskiepius arba API sprendimą. Norėdami suformuoti siuntą, spauskite Siųsti siuntą. Tuomet pasirinkite šalį, į kurią siūsite, bei siuntimo būdą – per paštomatą, kurjerį ar paštu. Taip pat pasirinkite jums tinkamiausią siuntos dydį bei norimą pristatymo būdą. Kai viską pasirinksite, spauskite Toliau ir užpildykite arba iš adresų knygos pasirinkite siuntėjo bei gavėjo duomenis. Jeigu yra poreikis, siuntą galite pridėti kitam gavėjui, paspaudę mygtuką Pridėti siuntą kitam gavėjui. Užpildę duomenis, vėl spauskite Toliau. Čia galėsite pasirinkti norimas papildomas paslaugas. Peržiūrėję visus pasirinkimus, spauskite Patvirtinti. Štai ir viskas. Jūsų siunta paruošta kelioniai. Formuoti siuntas taip pat galite naudodami ir CSV failus. Kairės pusės meniu pasirinkę Įkelti CSV bylą. Tokiu būdu galite importuoti iki 100 siuntų. Jei skirtingai siuntimo būdai siunčiamos siuntos sukeltos į vieną CSV failą ir įkeltos vienu bylos įkelimu. Įkelti failą galėsite paspaudę mygtuką Rinktis failą ir pasirinkę jį savo įrenginyje. Rekomenduojame visuomet naudoti naujausią CSV šabloną, kurį galėsite parsisiųsti paspaudę CSV bylos pavyzdys. O privalomus užpildyti laukus rasite parsisiuntę bylos pildymo ir importo tvarkos instrukciją. Norėdami sekti siuntos kelionę, meniu pasirinkite Sekti siuntą. Tiesiog įveskite siuntos numerį ir pamatysite visą reikiamą informaciją. Jei ieškote artimiausio ar patogiausio paštomato, meniu pasirinkite Paštomatų žemėlapis. Įvedę adresą arba pasirinkę paiešką pagal savo lokaciją, pamatysite visus netoliese esančius paštomatus ir lengvai išsirinksite tinkamiausią. Kai siunčiate siuntą į trečiasias šalis, tas, kurios nepriklauso Europos Sąjungai, už ją reikia sumokėti importo pridėtinės vertės mokestį. Tai padaryti paprasta. Meniu pasirinkite Importo mokesčiai. Įveskite siuntos numerį ir pamatysite reikiamą apmokėti sumą. Savo siuntų istoriją, sąskaitas už importo mokesčius bei ataskaitas, bet kada galite peržiūrėti meniu Mano siuntos. Jeigu nenaudojate automatinio kurjerio kvietimo, suformavę siuntą, kurjerį galite iškviesti bet kuriuo jums patogiu metu būtent iš šio polapio. Vykdantiems prekybą internetu, siuntimo procesą padės optimizuoti Lietuvos pašto įskiepiai, kuriuos galėsite lengvai įdiegti į savo elektroninę parduotuvę. Visą integruotų modulių ir įskiepių sąrašą pamatysite meniu paspaudę Integracijos. Paspaudę Pradėti naudotis vienu iš įskiepių, aktyvuosite integracijos prisijungimą. O jeigu nežinote, ką daro vienas ar kitas įskiepis, greta rasite visą reikiamą informaciją ir dokumentaciją sėkmingam instaliavimui. Su LP Express savitarna siuntų siuntimas, sekimas ir gavimas dabar dar lengvesnis.